Na, žiūrėk, jeigu tau sugebėjo nuo vaikystės įdiegti tokį dalyką, kad tau reikalingas tarpininkas su tavimi pačiu, tai apie ką kalbėti, tau bet kokias praktikas galim parduoti. Ar tai kvėpavimo, ar tai būgnų mušimo, ar dar kažkokias, tai bet kokias, žodžiu, praktikas tau galima parduoti, nes tu netgi turi tarp savęs tarpininką. Ir tai yra bažnyčioje kažkoks tai vyras su suknele. Tai va. Ir kadangi tu nesirinkai to, tave nuvilko vaiką mažą, pakrikštino ir tokiu būdu tavo pasąmonė tapo, na, vadinkim, pavergta. Ir šiuo metu tu ieškai, kas tau, ten, žodžiu, kas atsakingas ir panašiai, prašai Dievo, angelų ar dar kieno nors pagalbos. Ir net nežinai, kad tu tiesiog tau nereikalingas joks tarpininkas, nes tu pats kuri savo realybę, tiksliau tavo pasąmonė turėtų kurti tą, kuri daugelį procesų daro automatiškai, tam, kad taupyti tavo gyvybinę energiją. Bet kadangi tavo tėvai girtuokliai norėjo baliavoti, matau, ateina labai daug jaunų žmonių, kurie sako, va turim vaikus jaunus, mažučius ir jau seneliai verčia, kad pakrikštinti. Tai seneliai tai yra moterys, močiutės dažniausiai, tos vriednos močiutės, kurios verčia anūkus priverstinai pakrikštinti. Pačios nežinodamos, dėl ko tą daro. Tai vat, nes tie seneliai tai ten tik tai dažniausiai, na, kaip sakant, pabaliavos. Jūs viską mėgstat vaistyti, į sveikatą reikia apvaistyti, mašiną nusipirkus, reikia apvaistyti sūnų, dukrą ir panašiai, visus reikia apvaistyti. Dėl to alkoholikams tai yra vienas iš būdų, kaip susikurti savo, žodžiu, eilinį balių. Taip kaip girti prisidaro vaikų, paskui tie vaikai tampa problema, ir paskui ateina depresija jiems. O ta depresija tai ir yra, kai žmogaus vidinis, va tas, vadinkim, dvasia siela, kuri pradeda jausti, kad jinai yra vergas padaryta, pradeda žmogus depresuoti. O kai nueinat į kažkokias medicinos įstaigas, jums pradeda šerti vaistais, kad jūsų smegenys ir toliau nedirbtų. Na ir aišku, va, šitie visi, kaip sakant, Dievo žmonės jums pateiks knygas atitinkamas, taip toliau, kad jūs bijotumėt hipnoterapijos, hipnozės, nes tai yra nuo velnių jums pasakys, todėl kad neduok Dieve tave išlaisvins, tavo protą išlaisvins iš tų kapkanų, į kuriuos jie patys ir įkišo, nes jeigu tave išlaisvins, tu neneši jokių pinigų ten į tą vietą, daugiau. Tai va, pagalvok apie tai. Nes jeigu tu norėsi, kad tau funkcionuotų smegenys, tu turėsi prisimti atsakomybę. Nes šiuo metu yra taip, kad reiškia tau, kodėl sąmoningoji dalis ir nesupranta, kad tu viską susikūrei. Tu susikūrei savo santykius, susikūrei savo priešus, savo draugus susikūrei, su visom tom programom, kurios tau buvo įdiegtos iš tėvų. Tai reiškia, vaiko pasąmonė viską nukopijavo. Ta, ką matė, ką tėvai galvojo, ką jie perdavė kaip įsitikinimus, tą tu viską nusikopinai ir dabar tavo pasąmonė tai daro automatiškai. Ir darysinai visą gyvenimą, kol tavęs kažkas neperprogramuos, nes tu pats savo pasąmonį negali duoti nurodymų. Va tai ir daužotis kaip paukščiukai į narvą, negalėdami išskristi, nors šalia yra durys, iš tiesų, į kurias aš galiu parodyti tas duris. Va, tai žodžiu, jūs patys to nepasidarysit, jums reikės pagalbos. To, kas išmano tai padaryti, kad tau sugrąžinti tavo valdžią ant savo pasąmonės. Tai va, pirmiausia, tokius darbelius reikės padaryti su tavo galva. Na, o jeigu tau patinka depresuoti, gerai, dar aš dasakysiu šitą, kad jūs susikūrėt viską patys nesąmoningai, todėl kad jūsų pasąmonė tai kuria automatiškai, jeigu yra priešai, jūs juos po to sutinkat ir pamatot, nes yra įsitikinimai. Ir gaunasi taip, kai tu nevaldai savo pasąmonės, va tu turėtum būti už vairo savo mašinoje, ne, tokią metaforą paimsim. Bet tu sėdi ant galinės sėdynės ir vairuoja va tos automatinės programos, jos tau prikuria, dėl to tu sąmoningai net nesuvoki, kad tu susikūrei viską pats.
Su savo fantazija tu sukūrei kažkokias tai nesąmoningas situacijas, dėl ko tu šiandien graužiesi ir tu net nesuvoki, kaip aš galėjau tą ir aną padaryti. Nes iš tavęs, kaip aš jau sakiau, nuo kūdikio iš tavęs atėmė tą galimybę suvokti, kad tu esi atsakingas. Pirmiausiai, tai dar tu net nematei tokio pavyzdžio, kad tu esi už viską atsakingas, nes tavo tėvai tokie patys buvo. Iš kur tau tą žinoti? Visi aplinkui yra tokie patys. Iš kur tau tą žinoti? Tu nežinosi to, kol tavęs nepradirbs. Patikėk, tai yra darbas, nelengvas, lengviausia yra automatu gyventi, nieko nedaryti, visus keikti, pykti ant visų. Va, Dievas kaltas, dar kažkas tik tiek davė. Ne, tu esi atsakingas už viską, kas vyksta tavo gyvenime, tavo realybėje, tavo aplinkoje. Su kokiais tu žmonėms sąveikauji, kiek tu uždirbi ir panašiai. Esi tu atsakingas, tai yra tavo atsakomybė į visą tai pakeisti. Ar tai būtų liga, irgi tai yra tavo atsakomybė. Tu ją sugebėjai nesąmoningai greičiausiai susikurti, va taip kaip sakiau, sėdi galiniai sėdiniai, vairuoja tavo visi šitie įsitikinimai, kurie vairuoja. Tai va, nori, registruokis į nemokamą konsultaciją, kur mums rašyk komentaruose, eik į saitą, susiras kontaktus, parašyk. Ir jeigu tu dar, kaip sakant, tas, kuris žvengia ten, dar viskas gerai, dar atlyginimo gauni, dar savo meluoji, tu neik. Bet kur yra žmogus, kur va tokioj pozicijoje, kur šok nuo tilto arba kažką daryti, va tu gali ateiti, aš tau padėsiu. Pirma konsultacija yra nemokamai, paskui jeigu aš matysiu, kad tau reikia padėti, tu norėsi, jungsies į darbą, nes aš tą protestuosiu, aš tau pasiūlysiu savo paslaugas. Iki to aš nieko jums nesiūlau nei vienam, nes aš jūsų nepažįstu ir nežinau, kokio jūs ten bedugnė esat. Iki.